What's the sound I hear behind my back? Sveiki! Senai nesimatėm šiame kanale, tad džiugu visas jūs matyti, nors realiai nematau, bet džiugu žinoti, kad jūs mane matot, žiūrit ir iki šiol laukiat mano video. Šiandien video bus apie tokį puošnų gražų makiažą, kaip išleistuvių makiažą. Tai darysim taip, kad ir nepersistengti, bet ir kad būtų gražu. Koks yra tas išleistuvių makiažas ir ko jis skiriasi nuo kitų kažkokių proginių makiažų, tai realiai nuo proginio jis nelabai ir skiriasi, nes tai yra jūsų ta tokia didžioji proga. Per išleistuvės kiekviena mergaitė nori būti išskirtinė, atrodyti kitaip nei visos, pabrėžti savo privalumus, nori atrodyti madingos, ryškios. Kas svarbiausia šiame makiaže, tai nepasendinti savęs, nes iš tikrųjų labai dažnai galim supainanti mokytojas su mokinėm. Ir dažniausiai tai yra nuo to, kad arba jūs pati padarot kažkokią klaidą, kai nusprendėt pasigražinti, bet tiksliai nežinodamas, kaip tai daryti ir galvojat, ko ryškiau, to geriau, arba tiesiog pasirenkat ne tą meistrą. Šiandien mes pasidažysim, padarysim vieną tokį gražų makiažą, papasakosiu apie kažkokias naujoves, kurios atsirado rinkoj, kurios atsirado mano gyvenime ir tikiuosi, kad kaip visada jums bus tai naudinga ir galėsit panaudoti, nes kaip tik dabar ir artėja tas metas, kai jums šio makiažo gali stipriai prireikti. Tai einam prie reikalo. Aš pradėsiu nuo to, kad aš pavalysiu savo veidą, nors dažniausiai aš to nerodau per video, bet aš tai noriu parodyti tam, kad parodyti kai kurias naujoves iš valymo priemonių, ką aš savo per šios mėnesius atradau, kai kurie iš jų bus absoliučiai netikėti, kur aš manau jums irgi bus naujovė. Jeigu jau išbandėte, tai tikrai labai džiaugiuosi už jūs. Priemonė numeris 1, su kuria aš valysiu veidą, tai yra tokios putos, valymo putos. Čia yra Douglas firmas, tai yra pakankamai biudžetinė priemonė, tikrai nėra iš brangiausiųjų, bet žinokit, jeigu anksčiau labai girdavau Clinique, tikrai žinot, kad tai mano viena mėgstamiausių kosmetikos brendo. Šitos putos man patiko žymiai daugiau nei Clinique, tai labai siūlau pabandyti, o kaina tikrai skiriasi ir kaina jos yra mažesnė. Imam ant rankyčių. Būtų gerai, aišku, kad jūs turėtumėt vandens, tada dar daugiau tų putų atsirastų. Aš net be vandenuko pavalysiu pudrą nuo savo veido. Kodėl nusprendžiu pavalyti pudrą? Nes, kaip ir sakiau, noriu parodyti dar ne tik valymo priemonę naują, bet ir naują pudrą, kurią atradau savo ir galbūt jums irgi patiks, nes galbūt jūs ieškojat kažko panašaus. Imu paprasčiausią servetėlę, sausą viską nuimu, jūs galite tiesiog nuplauti su vandenuku. Dar priklauso labai nuo veidų. Pavyzdžiui, mano veidas pastaruoju metu streikuoja, pavasario atėjus jis nelabai su manim draugauja. Mano veidai dabar patartina neturėti jokių santykių su vandeniu. Tad man šitas valymo variantas gal būtų pats geriausias, ar ne? Tai va. Visokie raudoniai. Toliau, numeris 2, nes jūs žinot, kad valymas negali susidaryti iš kažkokio vieno žingsnio, tai bus PJ micelinis vanduo. Labai geras vanduo, labai skaniai kvepia, su aviečių ekstraktu. Tai aš irgi imu micelinį vandenį ir nuvalau tai, kas liko. Su miceliniu vandenuku mes pavalysim akis, aišku, tušo nevalysim, nes vis tiek paskui reikės dažyti, ir lūpas. Kaip matot, nieko gero po tą pudrą ir nebeliko. Tai labai laukiu vasaros, laukiu saulės, kad oda ir organizmas gautų vitamino D ir situacija pasitaisytų. Mes žinom, kad trečias etapas tai yra drėkinimas ir drėkinimui kremas iš Douglas, gėlio pavydalo, jo pavadinimas Aqua Focus, jis toks kremukas, labai gerai drėkina, jo reikia visai nedaug ir ant visos odytės paskirstant, gražiai su pirštais, galite užeiti ir ant akyčių ir visur. Labai gaiviai kvepia. Po kremo turi praeiti minimum 15, maksimum 30 minučių, kad mes galėtumėm su jumis dėti kreminę pudrą ant viršaus. Tai dabar skaičiuojam ir laukiam ir einam atsigerti kavytės, arbatos. Taip greitai prabėgo tas mūsų 15 minučių. Prieš dedant kreminę pudrą aš panaudosiu kokią nors bazę. Pagal savo veido odą aš naudosiu MAC Pro bazę.
Jinai yra drėkinanti ir jūs galit ją paskirstyti su pirštais. Aš tam naudoju teptuką. Bazę dedam visur, kur bus kosmetika. Ant vokų, ant paakių, visur, ant kakliuko užeinam. Visur turi būti mūsų bazė, nes bazė apsaugo jūsų veidą nuo makiažo poveikio. Šita bazė yra vandens pagrinda, tai jinai tinka tam, kad ją naudoti kiekvieną dieną. Ir ta naujoji pudra, apie kurią kalbėjau, aišku, man jinai jau nebe naujoji, nelabai daug jos ir beliko, labai verkiu ir suprantu, kad neužilgo reikės pirkti dar. Bet tai buvo pudra, kur aš atėjau parduotuvę, išbandžiau ant savo veido milijoną visokių brandų, kas tik buvo. Ir aišku, kai aš uždėjau šitą pudrą ant veido, tai kitos visiškai nepriligo. Šita pudra iki pat vakaro išbuvo tobulai, labai gražiai paslėpė kažkokius trūkumus, bet už tą patį ir labai sudrėkino. Ir gerai užteks plepėti, kasgi tai yra, o tai yra Sensai pudra. Cellular Performance, tai aš vis tiek pačiais jums pavadinimą apačioj. Čia yra 30 ml. Kuogi jinai tokia įspūdinga, jinai tobulai padengia veidą, jinai tinka ir brandžiai odai, ir gal jinai ir buvo sukurta daugiausiai jai, brandžiai ir kažkokie probleminiai, bet tai nereiškia, kad kol jūs nesulaukit 45 ar kažkiek, jūs negalite tos pudros naudoti. Tiesiog viskas, kas yra sukurta brandžiai odai, tai trigubai daugiau tos priemonės prisotintis kažkokių vitaminų ir panašiai, tai jums tikrai nebus pro šalį tie visi vitaminai, nesvarbu kiek jums metų. Šita pudra praktiškai ant 80% yra sudaryta iš tam tikrų kremų ir tik 20% yra pačios pudros. Tai yra vienintelė pudra tokios konsistencijos, kurią esu išbandžiusi ir aišku, aš čia nekalbu kaip apie profesionalią priemonę, aš kalbu kaip priemonė sau, bet jos tikrai užtenka ir tam, kad ilgai būti visą dieną su ją ir tam, kad šiek tiek užtepti. Jinai labai patogi, nes jinai neturi kažkokio aplikatoriaus, tai vienintelė, ką jie yra įdėję į dėžutę, tai yra tokia kaip mentelė. Nėra plastmasinė, tai jūs imat tiesiog iš pudrytės, paskirstot savo, jūs žinote, ne, kad pradedam nuo centrų, visur paskirstot, kur tik norit. Aš asmeniškai imu blenderį, jūs galite naudoti ir rankas, ir kažkokius teptukus. Aš imu blenderiuką ir tapšnoju centruose, glostau link kraštų. Bet visą tai jūs jau žinot. Voilà. Ant kažkokių probleminių vietų, aišku, tos pudros reikia daugiau. Paakiam aš naudosiu Above and Beyond iš NYX. Tai yra concealeris. Uždengiu visas savo probleminės vietas ir man beliko užfiksuoti mano veiduką. Tam aš naudosiu Byrė pudrą iš Makeup Atelier. Ji tokios neutralios, praktiškai baltos spalvos, bet tai nėra ta baisi HD pudra. Piešim šiuo metu mes skruostikulius. Naudosiu tam modeliantų paletę iš SLA, kur dėti jūs žinot. NYX skaistalai. Ant kiek ryškius viską darot, priklauso dar, kada viskas vyksta. Ir apskritai, jeigu jums reikia ir į diplomų įteikimus ateiti su to pačiu makiažu ir viskas vyksta tą pačią dieną ir paskui vakarinė dalis būtent išleistuvių, tai jūs galit pasidažyti švelniau, jeigu jūs nepripratus dieną labai jau taip savęs ryškinti. Ir pasimti su savim, pavyzdžiui, modeliavimo kažkokią paletę ir pakoreguoti makiažą dienos eigoje, ypač vakare šiek tiek patamsinti, paryškinti tas vietas, jeigu yra reiklas. Jeigu ne, tai likit natūrali arba galit nuo pat ryto jau būti tokia ryškesnė, čia vėlgi nieko baisaus. Dar viena nauja priemonė, kurią labai susižavėjau, tai SLA highlighteris. Touch of Glow šampano spalvos. Kur dėti highlighterį mes irgi žinom, kodėl jis man patinka, jis turi savyje ir aukso, ir rausvumo, tinka kaip šaltom, taip ir šiltom. Ir ta spalvytė jo yra labai natūrali. Tik nepamirškit, jeigu tik jūs turit kažkokių labai iškilusių spuogiukų arba raukšlyčių, nedaug dievė, kažkur ant veido, ant tų vietų nedėkit highlighterio. Jeigu, aišku, visas veidas yra spuoguotas ir raukšlėtas, geriau iš vis vengti highlighterio, nes viskas, kas blizga, pabrėžia visas problemas. Tai kur yra problemas, ten mums jų pabrėžti nereikia, tai dėl to highlighterių mes vengiam tokiu atveju.
Aš dar sugildysiu lūpą su tokiu balzamu iš Christian Breton, nes paskui aš naudosiu matinį lūpdažį, tai būtų gerai tas lūpas paruošti. Galvoju, kad man viskas dabar sausa ir oda, ir lūpos ir taip toliau, tai matyt per ilgai laukiam mes to pagaliau atėjusio pavasario, tai tikimės, kad vasara ateis greičiau. Antakiams naudosiu kirstą teptuką iš Da Vinčio ir T05 Atelier paletę. Tamsiausia spalvytė, nes jinai taip arčiausiai tinka prie mano šaknų, geriausiai tinka. Ir tiesiog apeinu tą kontūrą, kurį aš jau turiu. Aš naudosiu Natural Brow Shaper iš Bobbi Brown, tai čia yra antakių vaškas, kuris gražiai tvarko tos antakiukus. Ir pagaliau galim pradėti dažyti akis, dėl ko čia visi ir susirinkom. Ir tikriausiai, ko jūs daugiausia ir laukiat. Noriu to makiažo šiandien blizgaus, ryškaus. Noriu, kad jūs irgi nebijotumėt kažkokių ryškumų. Noriu spalvų, ypač kad spalvos neišeina iš mados. Ir tai, kad jūs matot kažkokių rudų labai daug lūpdažių, tai apie tai mes pakalbėsim vėliau. Bet spalvos iš akių zonos tikrai nedingo. Nuo praeitos vasaros liko ir dar intensyvėja ir intensyvėja. Dabar iš vis aš matau, kad jūs nieko nebijot, jūs galite drąsiai čia pasidaryti mėlyną lūpdažį, čia kažkokį žalias akis eiti gatve, tai yra puiku, jeigu viskas yra labai gražiai ir protingai suderinta su jūsų išvaizda. Aš pradėsiu nuo tokio eyelinerio iš Ingloto, numeris 95, bet aš naudosiu jį ne kaip eyelinerį, jis yra toks auksinis, o aš naudosiu kaip pagrindą prieš šešėlius. Imsiu su pirštuku ir dedu savo ant judraus voko. Jeigu žinot, kad dirbot greitai, galit iš karto dėti ant kito voko, o ne fiksuoti čia iš karto. Jeigu žinot, kad labai lėtai viską darot ir užtruksit ir viskas išdžiūs ir paskui jau negalėsit pridėti kažkokių pigmentų, nes viskas išdžiūvo, tai dėkit iš pradžių ant vienos akies viską, paskui ant kitos akies viską. Mes čia viską padarysim greitai. Naudosiu 123 pigmentą iš Ingloto. Jau kažkada sakiau, kad man labai patinka Ingloto pigmentas, tai čia yra aukso ir rausvumo toks pigmentas. Pigmentus labai patinka dėti su pirštais, ypač savo. Aišku, klientim nelabai aš mėgstu to daryti, tai jau tada su teptukais, bet savo drąsiai per visą tą judrųjį voką, kur ką tik mes viską dėjom. Toks rausvas auksas dabar yra labai madingas, ypač prie mano rausvojo auksinio highlighterio labai šitas spalva tinka. Apačioj aš noriu panaudoti tokias visiškai šiek tiek skirtingas priemonės, kur vienas su kito atrodo niekaip nesusijęs. Tai 113 pigmentą iš Ingloto. Jis šiaip turi savyje tokios undinėlės spalvos, aš kaip sakau, jis ir violetinės, ir šiek tiek žalsvos turi, ir mėlynos. Ir tokį visiškai žalią, kur atrodo ne prie ko. Toks Full Metal Shadow, kreminiai šešėliai iš Yves Saint Laurent. Dedam sau ant apatinio voko į zoną po blakstienų. Jeigu tą priemonės naudoja tik sau, drąsiai galite dėti su aplikatorium. Kodėl aš naudoju žalią spalvą? Nes toj spalvai, kur parodžiau prieš tai, jos yra labai mažai. Ir būtent ją ir norėsim pabrėžti iš tų visų 3 ar kelių spalvų, kas ten yra, nes ten, kaip jau sakiau, yra ir mėlynos, ir tokios sidabrinės, ir violetinės, ir šiek tiek žalios, bet žalios yra labai mažai. Tai jeigu jūs norit, kad išsiskirtų tą spalvą, kurios yra mažai, tai jūs dedat ant kažkokio pagrindo būtent tokios spalvos. Tuo labiau, kad šiek tiek su lineriu, kai mes žaisim, aš irgi naudosiu žalią spalvą ir aišku, tai tinka prie mano akių, aš ne tiesiog panaudoju kažkokias spalvas, o derinu prie savo akių spalvos irgi, nes tai yra labai svarbu, nes tai arčiausiai prie ko jie bus. Čia pigmentą aš dėsiu su teptuku ir klijuojam. Ir dabar, kai aš suku galvą, aš matau ne tik kažkokią violetinę ir mėlyną, bet matau ir žalios spalvos daugiau, nei aš matau ją, pavyzdžiui, dėžutėj. Nežinau, kaip matot jūs, aišku, čia su tom visom šviesom, bet šiaip irgi turėtumėt matyti tokia grinai chameleoninė spalva. Man tai labiausiai neprimena undinėlį. Grįžtu prie 5 paletės ir irgi tamsiausia spalvytė su sklaidymo teptuku.
Ir aišku, uždedu ant savo krentančio voko, apgaubiant visą tą auksą ir ištempiu link smilkinukų. Stenkitės nesujungti su apatiniu, neiti labai čia į šoniuką, tik tai viršų apeinam ir ištempiam. Čia mes atliekam tokį savotišką akies korekciją ir mes žinom, kad be jos mes niekur jau nedingsim. Šiek tiek mėlynos spalvytės su sklaidymo teptuku mes irgi galim ištempti, dabar yra apačioj. Ta patį auksą panaudosim, tik be jokių pagrindų, prie antakio. Laineris pas mus bus iš Catrice, kalbėjau tai milijonų kartų. Ir gražiai nudažom savo storą lainerio liniją. Kaip ją dažyti, kad tiktų būtent jūsų akim, irgi turime apie tai atskirą video, tad kam įdomu, pasižiūrėkit. Turi būti kuo storesnis tas laineriukas, nes realiai tai bus tamsiausia vieta mūsų makiaže, nes visas makiažas jis toks labai gaivus, turi ryškių spalvų, bet tos spalvos nėra tokios tamsios, kaip pavyzdžiui mūsų ta lainerio linija. Šį sezoną juodas laineris grįžta į madą, jeigu kada nors jis buvo iš jos išėjęs, bet jeigu praeitais metais mes daugiau kalbėjom būtent apie spalvotus laineris, tai šiais metais būtent storas, ilgas, toks labai išraiškingas juodas laineris, tai yra tai, ko jums reikia. Bet nebūčiau aš, jeigu, aišku, nepradėčiau kažkokių spalvų, nes šiaip savo manęs nenustebins, ne, su kažkokiais ten tiesiog juodais laineriais. Paimsiu tokius birius šešėlius iš Cinecittà filmų, visiška naujovė Lietuvoje, tai itališka kosmetika, kurio kol kas jūs galite įsigyti tik tai Klaipėdoj, bet šiaip pasidomėkit, jinai tinka kaip ir savo naudojimui, taip ir darbui profesionaliam, nes tai skaitosi profesionaliai itališka kosmetika. Čia yra jos spalvytė, žalia. Aš paimsiu šiek tiek su mintelė, dėsiu savo ant paletės, paimsiu Duraline iš Ingloto, kuris gražiai mums paryškina ir spalvytės, ir suteikia ilgo gyvenimą joms ir panašiai. Ir panaudosiu porą lašiukų Duraline, sumaišysiu su tais biriais šešėliais, gausis tokia košytė. Ir ką aš padariau, aš iš birių šešėlių sukūriau lainerį. Ne su visais biriais šešėliais galima tai daryti, bet su būtent film iš Cinecittà galima drąsiai tai padaryti kažkokį savo tokį eksperimentą. Imu lainerio teptuką, tokį ploną, ir ne per visą lainerį, bet žemiau, būtent kuo arčiau blakstienų, storiausiai jūsų pravedimo vietoj, aš šiek tiek atkartoju tą formą, kurią mes jau su pravedimu padarėm. Štai toks žalias įeina į juodą. Tikrai matau, kad jūs matot irgi tai. Ir ką mes darom, sušvelninam ir atsiranda mums dar papildoma spalva. Jūsų pravedimas gaunasi toks dvigubas ir labai įdomus. Tai tikrai nebus taip, kad jūs ateisit su tokiu makiažu ir dar 10 žmonių. Paimsiu tokį sklaidimo teptuką iš Da Vinci, šiek tiek kirstas, ir paimsiu aš jau tiesiog natūraliai tų birių šešėlių. Ir taip pat įdėsiu iš kraštą tos mano undinėlės spalvos, kad dar pridėti žalios, bet tik iš kraštuko. Tačiau, kaip jūs jau žinot, mes niekad negalim dingti be kažkokios pilkšvai rudos spalvos. Turim ateiti visą makiažą, tai mes taip ir padarysim, kad pereitų į odą. Būtent su šios spalva viršui to nereikia, nes ten ir taip yra rudos. O, pavyzdžiui, žalios, melsvos ar violetinės mūsų odoje tikrai nėra. Tad turit iš tokių spalvų pereiti į odą su kažkokia pilkšvai rūda, čia šiek tiek nesu auksiko, jinai tinka prie mūsų viso to bendrai makiažo. Neskaitant pravedimo, net pakankamai ryški zona gavosi apatinė, kas irgi yra nelabai įprasta, būtent mūsų mergaitėm. Bet taip makiažas yra įdomesnis ir aš jau ne vieną kartą kalbėjau apie išvirkštinį smokį, kad jis tikrai yra labai populiarus ir gražus vakaruose, bet iki mūsų kažkaip labai lėtai eina. Tai viskas tas pats per tą patį ir aš tikrai tikiu, kad kažkas galvoja, aš tai geriau šitą apatinę dalį padaryčiau viršui. Bet patikėkit, tokios ateis daug kas, o su tokiu variantu tikrai labai mažai merginų, nebent
visos žiūrėjo šį video. Toliau aš imsiu MAC Pro linerį, jau ne kartą jį naudojau savo akies gleiviniai. Kol kas vienintelis lineris, kurį aš išbandžiau, kurį galėčiau dėti į gleivinę. Nes visi kiti tikrai iš karto išeina, iš jos išplaukia, neišbūna. O šitas man ant voko taip gerai nesilaiko, kaip jis laikosi gleiviniai, tad tai yra jo labai gera savybė, tik stenkitės labai nepatekti į akis. Man labai patiko Chapby Lash tušas iš Clinique, labai. Tai jis ir pastorina blakstienas, ir padaro taip, kad jų atrodo žymiai daugiau, ir pailgina, ir pajuodina, ir iš tikrųjų toks žiauriai fainas dalykas, bet aš Clinique kiekvieną kartą savo atrandu vis iš naujo, nes aišku, jie nestovi vietoj. Perėsiu prie lūpyčių. Lūpdažį naudosiu tokį pakankamai neutralų, bet į rudumą, dėl to, kad dabar rudi lūpdažiai yra labai populiarūs. Jūs net galite ateiti tą patį miksą, beje vieną iš tų lūpdažių aš jums rodysiu, ir jūs pamatysit tos pačios firmos lūpdažius, skirtingų rudų atspalvių, jūs net neįsivaizdavot, kad tiek rudų atspalvių yra. Ne, kokie rudos spalvos, pavyzdžiui, 16 atspalvių. Ir renkat savo, kokį tik norit, kad tik tai jums patiktų. Pieštuką naudosiu iš Lancome. Liquid Suede iš NYX, tai bus tas lūpdažis, kuris būtent mano čia 4 numeriukas. Dabar turim leisti tam lūpdažiui išdžiūti ir pamatysit realybę, kaip jis atrodo. Lūpdažis išdžiuvo ir mes turim galų gale štai tokį variantą. Tai yra rudos lūpdažis, turintis savyje šiek tiek violetinumą, galbūt jis yra pakankamai šaltas, jis tinka man. Jis labai gerai tinka, jeigu, pavyzdžiui, akis yra kažkokios ryškesnės, turi spalvų, tai jeigu jūs nenori perkliusų spalvom, šitas lūpdažis yra tobulas. Jis gerai laikys, kadangi jis yra matinis, ilgai išliekantis ir viskas čia super. Dar ant jo kartais aš mėgstu panaudoti tokį iš MAC lūpdažiuką. Jis turi savyje daugiau rausvumo nei šitas. Ir aš ant viršaus, ant viduriuko uždedu. Ir atsiranda šiek tiek tokios gaivesnės spalvos ir net blizgesio. Tai kam patinka visiškai matinės, galite naudoti tik tą pirmą. Kam patinka šiek tiek, kad būtų gaivesnės lūpos, o kaip sakau, man jas dabar ypač išsausėjusios, tai man labai gerai yra su kažko šiek tiek sudrėkinti. Aš turiu tokias blakstutės iš MAC ir tiesiog pridėsiu, neklijuosiu, bet tik pridėsiu, parodysiu, kaip dar pagražintų tos blakstutės mūsų visą tą bendrą vaizdą. Čia dedu be klijukų su blakstienom, aišku, viskas atrodo dar žymiai gražiau ir ryškiau, tai ką daro blakstienas. Kai dėsit blakstienas, labai gerai ištipliokit klijais, kad nieks nesikeltų ir negadintams visą makiažą. Dėl to aš, pavyzdžiui, labiau mėgstu ne pilną juostą blakstienų, o plokštelius. Tačiau jeigu jūs jau išsirinkot savo vientisos juostos blakstienas, rinkit tokias, kurios atrodytų pakankamai natūraliai. Nes kažkokios labai jau storos blakstienos, labai ilgos, kurios yra netokios retos kaip šitos, gali užgožti visą tai su makiažą ir nesimatys nieko, ką jūs ten iš vis padarėte. Taip čia kažkokių ten žalių spalvų ir panašiai. Čia aš uždėjau be jokių klijų, be nieko, tiesiog parodyti, kuo skiriasi. Ne? Tai aišku, žvilgsnis yra ryškesnis ir išleistuvėm tai yra žymiai įdomesnis, gražesnis, toks holivudiškesnis variantas. Toliau jūsų bendram įvaizdžiui daugiausia trūksta kažkokios šukuosinos. Ir net su tokiais plaukais kaip mano, jūs galite tiesiog viena pati kažką pasidaryti, turėdama 2 segtukus. Ne? Tai jūs tiesiog galite kažką iškelti. Nes aš tikiu, kad ypač jeigu jūsų yra trumpi plaukai, jums tiesiog atsibodo būti visada tokia pačia kaip vieną dieną. Mes galim ištraukti kelias kažkokias sruogytes ir čia irgi galite uždėti savo kažkokių gėlių ir taip toliau, ko jūs tik tai
norit. Viskas priklauso nuo jūsų norų, kažkokių aksesuarų, aprangos, galbūt jūs turit kažkokią išleistuvių tematiką. Tai aišku, tada irgi jūs galvojat, kad neišeiti ir iš tos temos, bet kad ir labai gerai ir skaningai atrodyti. Štai mes ir padarėm visą įvaizdį per kelias minutės, aš turiu omeny čia plaukus ar kažką, tai sakau, tam nereikia žiauriai daug laiko. Štai ir viskas, ką aš norėjau jums šiandien parodyti, papasakoti. Aišku, noriu parodyti jums žymiai visko daugiau ir visada yra kažkokių naujų temų, atsiranda naujų minčių ir kartais galvoju, kaip norėčiau būtent apie tai pakalbėti, važiuoju ir nufilmuoju jums video. Bet atsiranda kažkokių dar papildomų reikalų ir aš to nepadarau visada, kai noriu. Tai noro tikrai turiu, bet jo ne visada užtenka. Tad aš labai tikiuosi, kad jums tas video pravers. Tikrai linkiu pačiai gražiausiai atrodyti išleistuvėse, kad jūs išrinktų išleistuvių karalienę, kad rastumėt savo karalių ten. Ir būtent tą, kurio norit jūs, nes nepamirškit niekada, kad esat nepakartojama, išskirtinė ir kaip jūs beatrodytumėt, jūs visada turit tobulai jaustis viduj. Tai yra svarbiausia, turit spindėti iš vidaus ir tada visa jūsų išorė irgi spindės. Tad gražios jums šventės, nepakartojamos vasaros ir tikiuosi, kad greitai susimatysim. Ate. I want to be you're my joy, but she's standing on my way.